man šita diena ir gegužės mėnesį man yra labai prasmingas. Kažkada turėjome labai įdomią istoriją su ugniagesiais, su jumis visais, kur mes iš tikrųjų pažinom ir pamatėme, kiek yra svarbus ugniagesio darbas. Tačiau kažkodėl ugniagesiai įsivaizduojami dažnai su ugnimi, o man tai šiek tiek ir kitaip. Dažnai matome jūs iškelinti augintinį iš medžio, išvaduojantį prispaustą žmogų avarijoje. Matome jūs gesinantį žolę, saugantį turtą, o galbūt ir žmonių gyvybę. Kiekviena diena tikėtina, kiekvienas darbas yra labai nenuspėjamas. Atėję į tarnybą nežinote, kas šiandieną jūsų laukia. Tad šiandieną sveikindamas jūs noriu palinkėti, kad tarnyboje geriau lauktų jūsų lova, gera kompanija, geri draugai, kad pareigos ir tie rombeliai keistųsi kiekvienais metais, kad atlyginimas didėtų, o vadas būtų geras. Tai geros tarnybos vyrai visiems ir moterys. Ir šiandieną vadas paprašė pasveikinti ir įteikti padėkas 3 iš jūsų, kurie praėjusiais metais pasižymėjo kažkuo, dėl ko mes turime įvertinti. Tai Švento Florijono ugniagesių gelbėjimo dienos proga Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, kaip sunku, pirmosios komandos ugniagesiui, gelbėtojui, vidaus tarnybos puskarininkui Justinui Karkauskui už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą visuomenės švietimo veiklą. Puskarininkai Karkauskai, apdovanojimą atsiimt. Dar viena padėka, taip pat už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą ir visuomenės švietimo veiklą Edgarui Aksutinui. Ir dar viena padėka Rasai Šeškutei. Yra. Gerbiami ugniagesiai, sveikinu su jūsų profesinė diena ir nuoširdžiai tariu ačiū. Ačiū už tai, kad esate, ačiū už tai, kad padedate. Ir žinau, kad ištikus nelaimiai, nedvejodami, gelbėsite žmonių gyvybės ir jų turtą. Noriu kartu padėkoti ir jūsų šeimoms. Kiekvieną rytą jie jūs išleidžia, išgirdę sirenos gausmą, nerimauja ir labai laukia kiekvieno iš jūsų grįžtančio namo. Sėkmės visiems, gražios šventės ir tegul Šventas Florijonas jūs lydi ir saugo čia tarnyboje, o namuose kiekvieną dieną tegul jūsų laukia meilė, šiluma, pagarba ir dėmesys. Ačiū dar kartą. Kiekvieną dieną einant į tarnybą žinome, kad turime tokius puikius kolegas, kurie bet kurią minutę ateina į pagalbą. Dėmės labai. Gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.